Labadiena. Šiandien mūsų komanda atvyko į nuostabų miestelį Kybartai. Ir šiandieną mes pabandysime sužinoti, ką senieji kybartiečiai žino apie Kristijono Donelaičio gimnaziją ir apie vadį poetą. Ką žinote apie Kybartų Kristijono Donelaičio gimnaziją? Žinau, viską žinau. Papasakokit viską, ką žinote. Nu, ką žinau. Na, Tais laikais, kada dar aš mokiausi, tai, kuo pasakysiu, 66 metais. na, Tai buvo suteiktas Kristijono Donelaičio mokyklos vardas. Va. Ir prižiūrėjo, reiškiasi, buvo taip sutarta buvo, kad reiškiasi Tolminkiemių tą kaimelį, kur gimė Kristijonas Donelaitis ir dirbo jis ten toj parapijoje, tai reiškiasi prižiūrėjo Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinės mokyklos mokiniai. ką žinote apie Kristijono Donelaičio gimnaziją? Ką žinau, gimnazija ir tiek. Žinau, kad padarė gimnaziją ir tiek. Taip. Buvusi Raudona mokykla. Taip. Ką dar žinote? Kodėl vardą suteikė būtent Donelaičio, o ne Nu, tai kokį kad čia jis nors kitokį? netoli gimęs. Taip. Ir kodėl dar man? Tai todėl, kad gimė čia, ar jis gal dirbo, ar dar ką Nu, nors? tai jis biskį ką nors rašytė, tas poemas visokias kavo, tai taip... Ką žinau. Nu ką žinai? Gal vardas, kodėl suteiktas, ar pastatyta, kad... Kaip manot, kodėl suteikė Donelaičio vardą? Tai Donelaičio vardą, tai tolikim kimi. Mūsų konsultuos Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokytojai Zita Jasaitinė ir Mindaugas Bučinskas. Jeigu taip trumpai sakant, tai už visus tuos nuopelnus, kad mūsų mokyklos mokiniai su mokytojais tvarkė ir rūpinosi ir priminė tuometiniai Tarybų sąjungos Maskvos valdžiai, kad Donelaitis yra tas žmogus, kurį verta įamžinti, buvo sutvarkytas Tolminkiemis. Ir už tai mokyklai 1964 metais buvo suteiktas Donelaičio vardas. Donelaitis rašė poemas ir garsiausia jo poema Metai, pristatanti ne tik tai metų laikus, bet ir būrų, ponų, paprastų žmonių gyvenimo santykius, papročius buitį. Ir be pasakėčių, tai yra be poemų, Donelaitis dar kūrė ir pasakėčiai. Gal tada atsimenat, kodėl vardą suteikė tokį? Kristijono Donelaičio. Taip. Nu čia gal maždaug kaip kad to link, šitam. Kaip manot, kodėl suteiktas Donelaičio vardas? Va, tai žinokit, negaliu pasakyti O tiksliai. kaip manot, kodėl? Kodėl gal sakau kažkas tai iš čia mokėsi ar kaip? Čia Donelaitis, tas kas Kristijonas buvo Donelaitis, ne? Taip. Taip manot? Iš Lietuvos pradininkas. Taip. Kaip manot, kelintais metais pastatyta Kybartų mokykla, šita vidurinė? Taip. Oi, labai seniai jau. Ką žinote apie Kristijono Donelaičio gimnaziją? Nedaug. O ką bent girdėjęs esat? Apie šitą gimnaziją, Taip, šitą taip. tai žinom. Tai va, tai ką žinot? Ką žinau. Kodėl vardą suteikė Donelaičio, o ne kokį nors kitokį, ne Aušros, ne Saulės? O kaip jums atrodo, kodėl suteikta šiai mokyklai Kristijono Donelaičio vardas? Reikia pagalvoti. Man tai atrodo, kad jis čia mokinosi kažkas. Kad Donelaitis... Kažkas kažkas tas tuolas. Panašiai. Žinau, kad pastatas yra vertas dėmesio. Bet tenai stogas turbūt uždėtas, tai svarbiausia. Langai, stogas. Ir nežinau, ar ten kas nors veikia, bet man atrodo, ten tuščia dabar šiuo metu. Ką žinote apie Kristijono Donelaičio gimnaziją? Kristijonas Donelaitis buvo išėmus žmogus ir jo vardu pavadinta ta gimnazija. Jau kiek laiko eina metai, senu taip labai jau įdomu. Buvo Kristijonas, aš labai daug skaitėjau eilėraščių, kūrybos ypatingai. Esu jau. Užvadinimas puikus, O kaip... labai patenkinti ne tik tai ir jaunimas ir Taip. pagyvenę. O gal žinot, kodėl toksai pavadinimas čia gal Donelaitis ar gyvenęs ar... Nu, togi Donelaičio tik čia jo yra ir palaidotas čia. O kaip manot, kodėl suteiktas Donelaičio vardas gimnazijai? Nu, galbūt, kad jis ten čia Tolminkiemy čia arti gal buvo, gal už tai, kad jis labai čia mylėjo žmonės.
Tai kad jisai buvo pats Donelaičio pačio gimtinė buvo čia už Nesteravo, iš čia kažkada tai mokinys. Dėl Donelaičio vardu pavadinta mokykla. Kad Donelaitis gimė Kybartuose, kad Donelaitis mokėsi mūsų mokykloje, tikrai ne. Vardu mokykla pavadinta jau todėl, kad buvo dideli nuopelnai, įamžinant jų atminimą, tvarkant jų gyvenamąją vietą Tolminkiemyje ir raginant kitus prisiminti Donelaitį, įamžinti jų atminimą. Kai kurie kybartiečiai mus nuliūdino savo žiniomis, bet kai kurie tikrai nustebino savo žiniomis apie Kristijoną Donelaitį ir Kristijono Donelaičio Kybartų gimnaziją. Na, o šiandien laidą klausimėlis baigėme ir iki kitų susitikimų.